Nu va, praėjo 10 susitikimas su valda. Jaučiu didelį pokytį savyje. Aišku, tas pokytis matomas labiausiai per situacijas. Kaip pavyzdys, mažiau jaudinasi, kai prieš publiką reikia kalbėti arba dar kažką tai tokio. Iš esmės net ne tai, kad mažiau jaudinasi, o tiesiog esu daugiau momente, labiau girdžiu save ir mažiau mastau ir darau dalykus iš jausmo, kas praktiškai nereikia jokios įtampos, nereikia galvoti, kas nutiks, mažiau patenku į tą baimės jausmą ir iš to gimsta labai geri dalykai. Gauna gerus, fainus komentarus, feedbacką apie tai, kad ten uždaviau gerą klausimą, ar ten fainai pakalbėjau. Žodžiu, jaučiu, kaip pasaulis įsisuka į mane ir man nebereikia priešintis, tai palyginčiau su plaukimu palei srovę, upės srovę. Tiesiog užtenka truputėlį ten su irklu ar su ranka tiesiog truputėlį pakreipti ir nuplauki ten, kur reikia. O ne kaip anksčiau būdavo, plauki prieš srovę ir priešinėsi ir atrodo, kad ir ką bedarai, vos ne vietoje esi. Ir ten tam, kad paplaukt bent truputėlį priekį, reikia super ekstra pastangų, kažkokių ten persidirbimo arba dar kažko. Tai va, tai iš esmės nesipriešinę, eini kartu ir realiai kartu su srove ir tai nereiškia, kad tu nepatinki ten, kur tu nori, o tiesiog tu jau džiaugiuosi, kad tu jau dabar yra labai gerai. Nes juk svarbiausia jaustis gerai, išmoksti jaustis gerai ir aplinka irgi pasidaro tokia, kaip tu jautiesi. Labai pradedu pastebėti tas baimės konceptą ir iliuzijas, pradedu pamatyti, kaip žmonės kalba aplinkui, kad jie patys daug ko bijo, kur jų apribojimai. Ir stengiuosi daryti iš jausmo. Ir darau. Jeigu jausmas atėjo, padarau. Tai va, ačiū Valdai. Ir ačiū už šitą 10 sesiją, už skirtą laiką, nes tikrai pokytis yra labai didelis ir tuo labai džiaugiuosi, nes to ir ieškojau. Irgi gan netrumpai, bet overall radau to, ko norėjau. Suprantu, kad dar reikės daugiau pasipraktikuoti ir apskritai, kad tai taptų, kaip jie dabar jau yra gyvenimo dalis ir iš esmės nėra sunku ir dabartinis rezultatas labai fainas ir lengvas. Ačiū.